Sveiki, čia Virgis motociklų mokykla LT. Konstruoju šio sezono, 2013 metų sezono motociklus. Taigi, pasirinkimai. Lėksiu su, kaip visada bandysiu lėkti su ZX6R 20 metų P0 modeliu. Čia jisai dabar išimtas tiltas, šakės, priekinis ratas, nes jisai taip iš Amerikos parvežtas ir tokį gavęs suktą smūgį. Tai ten vos palenkta šakė viena, kiltelis trūkęs, ratlankis įlenktas, tai viskas dabar daroma, kaip ir padaryta, tik tai reikia pasimti. Šitą motociklą galvoju daryti su pilnais spoileriais. Įdėsiu spartinius spoilerius iš stiklo audinio, stiklo pluošto. Vietoj šito originalaus ortakio darysiu tokį plieninį rėmelį, kad būtų, jisai būtų tvirtas, kai važiuojant ant haičerio, darant kitus triukus ir darant haičerio stopį, kad koja būtų galima atsiremti. Spidometrą aišku paliksiu. Kas gerai, kad pas jį iš karto gamykliškai stovi vairo stabilizatorius. Čia jisai dabar kartu dar su rėmeliu, su tilteliu, kuris yra trūkęs. Yra jolinsas. Gamykliškai jisai yra toks padarytas silpnesnis, kad kažkoks vartotojas nusipirkęs neužsuktų iki galo ir negriūtų vietoje. Tai irgi pakeisiu viduje tam tikrus dalykus, kad jisai būtų kaip firminis tikras. Taigi kraškeidžas. Vienas kraškeidžas jau kaip ir pradėtas pagaminti. Kitos pusės irgi. Aišku, eis sutvirtinimas tarp abiejų per variklio skylę. Tarpą tarp kolektoriaus ir variklio. Čia kas kojelė nulūžus irgi darysiu. Labai geras dalykas, apsidžiaugiau, kad yra iš karto piktas dislintuvas stantinis. Nieko man nereikės kaitalioti, išradinėti dviračio. Viskas bus iš karto ok. Stabdžių diskas bus didžiulis. Irgi kažkokį ten turiu nuo Yamahos, ar tai R6 ar R1 dėsiu. Support irgi bus handbrake'ui rankiniam stabdžiui du radialiniai dideli. Ir paliksiu originalą mažą kojai. Taigi, galinis rėmelis, pakojos vadinamos, kaip ir padaręs privirinės. Jisai turi čia prisitvirtinti. Handbrake'o šlagelį laukia čia. Galas irgi nusimes. Žvaigždė uždėta didelė, jinai 60 dintų. Priekinę paliksiu originalą. Dėl galinio 12 valandų baro nežinau ką daryti. Kažkaip tas nindzės pats galas labai aštrus, gražus, didelis, ta prasme mažas, smailus. Tai galvoju iš vis padaryti tokį patį galą į storo stiklo audinio. Suformuoti, kad pats galinis sparnas veiktų kaip 12 valandų baras. Bet čia tą galėsiu padaryti tada, kai turėsiu spoilerius rankoje. Bakas irgi toks gražus, kad pirmą kartą gaila mušti plaktuku, bet reikės. Nežinau, čia tas pats galinis rėmelis, jisai toks vizualiai yra trapus, bet kol kas iš jo nieko netvirtinsiu, nedarysiu. Bus kaip ir, matysiu, sulūžtai, suvirinsiu ir kažką keisiu. Čiagi, kadangi duslintuvas kitas, tai iš karto išmetimo servo varikliuko trosai atjungti. Čia kažkas padaryta, kad nemestų klaidos spidometre prietaisų panelėje. Reikia pasikeisti apalą, kuris yra labai
tepalo filtras tokioje nepatogiai vietoje įtaisytas. Tai yra kairiai pusiai šone. Ir nežinau, motociklas kaip ir bus paruoštas. Nu, čia jau nekalbu apie rankinėlės, apie kažką. Ai, tiesa. Vairo kliponai bus tokie įdomesni. Šiek tiek kitokie. Su reguliuojimu aukščio. Taip pat galima bus kampą keisti. Nu, čia tuo geriau, kad nereikės šakių iškišti virš tiltelio, o jūs galim bus dėti po apačią. Ir jie labai, nu, galim bus iškelti tik kiek noris. Vos ne, bus kaip street baras. Street baras čia irgi ruošiniai galiniams suportams tvirtinti. Na, žodžiu. O ką kitą kartą papasakosiu apie šitą gražuolį. Kas jo lauks. Taigi.